lempos būdą. Biškai daugiau padžiūrint, pašilės bandys šiandien nutrinti gruntą, nes tai važiuoja dažyti iš ryto. Pofik, правильно. Ką? Pofik. Bandysim šiandien daryti kaip daro užsieniečiai. Jie naudoja visą laiką tą šiaušimo pastą, kad nereikėtų švytinio popieriaus, škurkės šlapiai, pilką kempinėlę ir švietimo pastą tą. Pažiūrėsim, kas čia gaunas. Nes reikalas nėra labai pigus. Tas gavosi 15 eurų buteliukas. Gerai, jeigu išeina su juo 5 mašinas pašiaušti. O jeigu ne, jeigu 2, tai daug. Sugadins nervus. Nu ką, mėginu. Tas. Taip, užpili. Kažkaip taip, jo. Neįdomu. Trauks naktį papilti. Nu. Nu gal tikrai veikia? Sakyčiau, tada viskas labai greitai vyksta, jeigu taip. Nežinau, įdomus reikalas. Įdomu, kaip prie jo laikosi. Nes nu, Matinis. Žygiančių vietų kaip ir nėra. Nu, nežinau. Nu, kaip ir pasišiaušė. Nu, mėginsim, pažiūrėsim, nusilauks. Nu, atrodo, puikiai pasišiaušė. Visas matinis. Gal tiek ir užtenka. Gal tai bijom. Labai greitai ir labai gerai šiaušės su tuo. Brangu, bet efektyvu. Kamerą apsiklyvat, reikia pabaigti. Pradėjau čia plėvelę aptraukti, tik taip tiek. Nu va, viskas pašiaušta, einu klyvuoju popieriuką. Bandysim žaisti su perifolais, kažkaip tai pereiti. Tas spalvas lygint, bamperis čia, visi mato padėtas. Bamperiuks kaip atrodo. Negaliu pasiekti. Dabar apsiklijuosiu ir parodys paskui kaip tai žodžiu.
Nu, norint, kad būtų jau labai gerai, visą laiką reikia uždengti ratą, ne klijuoti. Popieriuką aš iš šarkos apačios paklijavau popierių. Ir užklijavau sulig posparniu, lygiai gražiai iš pradžių nusivalęs visus purvus. Nu ką dabar, užsidedu juostelę, atrodo. Va kaip atrodo. Liko tarpelis, bet jis nedidelis. Kur biški didesnis, va. Toks, va, nedidelis tarpelis. Per tokį tarpą daug nepridulka į vidų. O kad ir pridulka su poliravimo pasta, paskui perbrauk ir viskas. Nu, va, taip atrodo. Taip pat pereini į kitą pusę. Pagavoju posparnį, kad biški taip netrukdytų jis man. Išsivalau, va, iš vidaus. Patį posparnį nusivalau, kad kistų. Bandom! Bandom. Va, paklijavom posparniu. Ir čia taip atverčiu. Ir paskui popierių. Taip iš vidinės pusės paimsiu, priklijuosiu. Ir viskas. Ir jokių žvėriukų, jokių dulkiukų. Kronšteinas sulūžęs. Vienas bėdas. O sako, tai Toyota gera mašina. Viskas sulūžė čia. Parodyčiau daugiau, bet akumuliatorius, kaip visą laiką, baigia išsikrauti. Dar noriu parodyti naują laką turiu. Ultra High Gloss, kaip sako. Naujas mašinas dažo su ja, nu, jeigu užteks akumuliatorius, parodysiu daugiau. Nu, dar kartelį pabandysiu parodyti, kaip tą sumažinti tarpą, kad tiek nepridulkėtų tarpdurį. Taip, apklijuota jau. Einu dabar nusiriebalinu. Apsiriebalinu greitai. Nu va, šį kartą apsirengiau kaip priklauso. Pasidariau temperatūrą 22 laipsnius. Apsirengiau kombinezoną. Viskas kaip ir turi būti. Suderinta mėlyna, mėlyna, mėlyna. Viskas dera, ir mašina net mėlyna. Gal pažiūrėsim, kas gaus iš to mėlyno. Dažų tai irgi taip ant ribos yra. Nu va, dabar džiūsta jau. Perėmus išbarščiau. Banderiuks koks fainas visas. Nu va, kita pusė. Tas nesukai. Nu, jeigu užteks dar elementų batareikos, parodysiu, kaip lakuojasi viskas. Ir papasakosiu apie tą stebuklingą laką. Va, toks lakiukas, kuom jisai geras. Jeigu dažant gaunasi maža žolaida, truputį pabėga lakas, jisai tempia
turim. Amperis turi šiokių tokių defektėlių. Bet šiaip kaip ir nieko. Viena kita dulkelė vis tiek įkrenta. Nu, kapots. Akmenukų išmušimai matosi. Na, taip žmogus norėjo. Ir kaipgi be šito va. Be šito. Nieko. Panelis. Ne, nuo tos mašinos, bet prie to pačio. Nikolako blizgesys. Jeigu rytoj taip blizgės, o rytoj taip ir blizgės, tikrai bus labai fainai. Šiandien tiek. Namo.